Labas, labas, mano mėnuliukai. Na kągi, pasižiūrime artimiausių 2 savaičių atsakymus, ką nori pasakyti jums jūsų angelai, ką nori pasakyti jūsų siela ir ko jūs negirdite. Šiandieną pasižiūrėsime iš 4 skirtingų kortų kaladžių, o kai vyksta mūsų asmeninė konsultacija, mes žiūrime jums angelų žinutes, jūsų sielos kelią, apie jūsų vidinį pasaulį, ko negirdit, ko nematot, ko galbūt nesuprantate, mes jūs žiūrime iš 11 skirtingų kortų kaladžių. Ar galite įsivaizduoti? Tai ar galite įsivaizduoti, valanda 15 minučių trunka mūsų konsultacija online, pasiskambinam, suderinam laiką. Ir aš jums po to palieku balso žinutes, viską, ką daryti ir ko nedaryti, aš jums po to pasakau, ką turime perduoti šią savaitę ir artimiausias savaitės šiems nuostabiems žmonėms. Ir pasižiūrėsime, kaip sakiau, 4 skirtingas kortų kalades, ką nori pasakyti jūsų angelai. Ir dar šiandieną pasižiūrėsime ir mėnulio kortas. Tai aš jums palieku balso žinutes, konsultacija trunka apie valandą 15 minučių. Jūs tos balso žinutės lieka su visam ir galite klausytis vėl ir vėl. Informacijos būna be galo daug, todėl labai naudinga, kad jos tenais lieka. Tai vietų dar rugsėjo mėnesiui turiu. Prašom užsirašyti, parašius man asmeninę žinutę, arba galima kortų konsultaciją nusipirkti netgi elektroniniai parduotuviai. Taip pat pažiūrėsime, koks kristalas pas mus nori ateiti, nes kristalai pasako irgi labai daug. Ir tematika, ir kaip jūs jaučiate, žinokit, viską pasako. Na ir paskutinės 2 kortos kristalų. Na kągi, tai žiūrime, kas mūsų laukia artimiausias 2 savaitės. Tai pirmoji korta yra tokia, kad mano mėnuliukai yra visi nuostabios sielos. Nuostabios sielos, ypatingi žmonės ir jūs turite talentą savyje ir tiek šviesos, kad galite netgi įkvėpti kitus. Savo gerumu, savo skleidimu, to gėrio, pagalbos, patarimo ar ne, noro padėti. Jūs esate nuostabios sielos ir tai, žinokit, yra labai svarbu pasaulyje. Jums galbūt kartais atrodo, ai, kas šitie geri darbai, kasgi čia tokio. Žinokit, tai yra be galo svarbu, jūs pasaulį dar gražesnių. Kaip greitai laikas bėga, gerai, keliaujam toliau. Jūs turite ypatingą apsaugą, nes jūs turite ne tik savo angelų sargus, jūs dar turite papildomą visą būrį savo angelų sargų, kurie jūs saugo, rūpinasi jūsų saugumu, apsauga, jūsų svajonių pildymu ir jūs turėtumėte jausti. Kvietimas žengti pirmuosius žingsnius, atsibusti, priimti savo dovanas, priimti save, pradėti mylėti save ir keliauti į pasaulį su pasitikėjimu, su visata